Sveiki, aš esu Elė Saul ir šiandien mes su Taro kortų pagalba pabandysime pasižiūrėti tavo karjeros pokyčius 3 mėnesių laikotarpyje. Taigi, kokios tos perspektyvos karjeroje? Ko galima tikėtis? Žinoma, pasiklausime Taro kortų, ko nedaryti, ko vengti, būtent, kad nesugadinti savo karjeros, ką daryti ir, žinoma, pasižiūrėsime rezultatą po tų 3 mėnesių. Tai bus iš tikrųjų 3 pasirinkimo variantai, tai intuityviai galėsite pasirinkti, kuris jums atrodo tinkamas, kuris yra jūsų ir po to jau mes nersime į karjeros analizę ir pasižiūrėsime iš visų pusių, o kaipgi jums seksis toje karjeroje. Taigi, žiūrim. Peržiūrėsime karjeros pokyčius 3 mėnesių laikotarpyje. Maišau kortas. Ir pirmasis variantas. Trys kortos. Paklausime Taro patarimo, ko nedaryti, kad nepakenkti karjerai, kad netrukdyti savo geroviai, ko nedaryti. Taip pat paklausime Taro, o ką daryti, kaip veikti, kad karjera vystytųsi sėkmingiau. Ir koks yra rezultatas 3 mėnesių laikotarpio. Tai čia buvo pirmasis variantas. Dabar vėl maišome kortas. Antrasis variantas. 3 kortos. Karjeros pokyčiai 3 mėnesių laikotarpyje. Vėl paklausime Taro, ko nedaryti, ką daryti. Ir koks bus rezultatas. Tai yra antrasis variantas. Ir dabar išdėstysime trečiąjį variantą. Karjeros pokyčiai 3 mėnesių laikotarpyje. Trečias variantas. 3 kortos. Taip pat Taro patarimas. Ko nedaryti, kad nesugriauti savo karjeros, nepakenkti savo. Ką daryti? Ir pasižiūrėsime rezultatas. Ir mes turime 3 dėstymų variantus. Pirmasis, antrasis, trečiasis. Dabar išsirinkite vieną iš šių dėstymų, kuris jaučiat, kad jums rezonuoja. Vieną, arba pirmą variantą, arba antrą, arba trečią. Ir mes išanalizuosime. Pasižiūrėsime, o kokiegi bus tie karjeros pokyčiai 3 mėnesių laikotarpyje. Ir pradedam pirmosios kortos pirmojo varianto. Šios kortos rodo, kad jūsų karjeroje įvyks kažkas tai iš viso nenumatyto, nelaukto, netikėto. Tai pradžioje bus daug kalbų, bus visokio planavimo, visokių pastangų, informacijos rinkimų, tačiau po to įvyks nenumatytas įvykis. Tai jėgos, kurios praktiškai iš anksto yra nežinomos ir jos įsikiš į
tą jūsų karjeros procesą. Pagal kortų išsidėstymą kol kas tas įsikišimas panašu, kad bus į gerą pusę, kad gali jums atnešti tą tokį pozityvų pokytį. Tačiau pažiūrėkime, ką rodo kitos kortos, ko nedaryti, ką daryti ir rezultatas. Na štai, kitos kortos atskleidžia mum daugiau apie tą situaciją, nes ką nedaryti, va šitas arkanas rodo, kad neišeiti iš darbo, neužbaigti darbo karjeros toje įmonėje ar toje veikloje, iškilus tiem nenumatytiem įvykiam. Nes šitas arkanas kaip tik ir sako, kad nedaryti kategoriškų nešaukiamų veiksmų, nesiimti tokių priemonių, neišeiti iš darbo, neužbaigti visko, neuždaryti paskui save durų, kurių paskiau neis susigrąžinti. O ką daryti? Kaip tik apsvarstyti tas galimas pasirinkimo dvi galimybės, praktiškai jūs ir rinksitės iš kažkokių dviejų galimybių. Rinksitės atsižvelgdami ir į finansinę pusę, be abejo, juk tam ir veikiate, tam ir dirbate. Skaičiuosite, analizuosite ir rezultatas ir iš tikrųjų bus tas pasirinkimas, kuris ir apspręs jūsų 3 mėnesių karjeros būtent tuos pokyčius. Tai rezultatas bus sėkmingas. Taip, kad karjeroje laukia iš tikrųjų rimtas pokytis, bus ir įtampos, ir streso, nenumatytoje situacijoje reikės veikti pakankamai greitai, spręsti, tai va tas apsisprendimas tų 3 mėnesių laikotarpyje, apsisprendimas likti, apsisprendimas keistis pagal tas nenumatytas įvykusias darbe veikloje aplinkybės ir bus tas teisingas jūsų sprendimas, kuris leis toliau vėlgi vystyti, auginti savo karjerą toje įmonėje, darbovietėje ar tame versle. Dabar pasižiūrėkime antrąjį variantą. Ką mums rodo antrasis variantas apie karjeros pokyčius? Na, pasirinkę antrąjį variantą, iš tikrųjų gali džiaugtis, nes tai rodo sėkmingą augimą ir perspektyvą. Rodo, kad bus daug intensyvaus darbo, daug organizavimo, daug judėjimų toje veikloje, gali būti ir kelionių. Ir viskas taps labiau žinoma, labiau vieša, matoma, jūs vėlgi tapsite svarbesniu ir žinomu asmeniu, kuriam gali būti užduotis ir daugiau komunikuoti su visuomenė, su aplinka. Tai jums pakankamai gerai seksis. Taip pat šitas variantas rodo apie karjeros galimybę plėtimąsi į kitas rinkas, į užsienį. Ir tai vėlgi nauja atsiverianti perspektyva. Pažiūrim, ką toliau daro kortos. Ko nedaryti, ką daryti ir rezultatas. Labai įdomus variantas, nes toje iniciatyvoje vėlgi reikės kategoriškumo. Reikės konkrečių planų ir veiksmų, reikės galbūt nukirsti iki tol buvusius netgi darbo santykius. Reikės vadovautis juridiniais, teisiniais dalykais, kas irgi gali būti sunku. Taip, kad nepasitikėti vien likimu, nepasitikėti, kad ir vadovais, kurie žada, kad viskas bus lengva, viskas klostysis sėkmingai.
Tačiau reikia žinoti vadovautis juridiniais teisiniais dalykais. Ypač jeigu tas pasirinkimas, kaip ir sakiau, bus susijęs su įmonės augimu, plėtimusi, su filialu, galbūt su galimybė jum persikelti, dirbti, veikti ir į užsienį. Tai išspręskite teisingai visus juridinius dalykus ir rezultatas tos karjeros pokyčių iš tikrųjų bus puikus. Tai ir gerovė, ir klestėjimas, ir jūsų įsitvirtinimas, ir finansinė prabanga. Tai šitas variantas, kaip ir sakiau, yra pakankamai pozityvus, tačiau vėlgi atkreipkite dėmesį, kad prireiks tokių kategoriškų sprendimų, gali nutrūkti santykiai su tais galbūt darbuotojais, kur iki šiol vėlgi jūs turėjote harmoningus santykius, tai yra bus pokyčiai. Tačiau jeigu vadovausitės tais patarimais, laikysitės teisinės bazės priimdami sprendimus, pasikonsultuosite ir veiksite pakankamai greitai neatidėliodami ir rezultatas tų pokyčių po 3 mėnesių iš tikrųjų jūs nudžiugins. Pasižiūrėkime trečią variantą. O ką kalba mums trečiasis variantas? Trečiasis variantas kalba apie tai, kad iki šiol tai buvo pakankamai gera, jums patinkanti vieta, kur jūs realizavot save, kur jūs buvote tam tikrų autoritetų, turėt pripažinimą, tačiau ateina drastiškų pokyčių laikas ir toje įmonėje, toje veikloje, toje jūsų būtent karjeroje nusimato tokie neįtin malonus pokyčiai, tai yra, kurie varžys jūsų galimybės, varžys jūsų teisės, jau nebebus taip gerai, kaip buvo iki šiol ir teks prakentėti, pralaukti tą tokį sunkesnį išbandymų, galima net sakyti, laikotarpyje. Taip. Ko nedaryti ir ką daryti rezultatas. Tai tas sudėtingesnis laikotarpis vėlgi bus susijęs su tuo, kad jausitės nepatogiai, nemaloniai, bus sunku, galbūt tikrais įmonės apyvarta, pajamos, bus varžoma, ribojama veikla, atsiras įvairūs trukdžiai. Tačiau nereikėtų daryti skubotų sprendimų, nereikėtų tokios pasitaikiusios progos kažką tai keisti, skubiai imtis ir naudotis, tačiau įveikti savo baimės. Nes tai, kas jums atrodo sunku, nepatogu, blogai, visos tos permainos, labiau jos susijusios su tais jūsų vidiniais išgyvenimais, su tom patirtim, ką jūs anksčiau turėjot ir jum pačiai atrodo viskas žymiai blogiau ir sunkiau, negu yra iš tikrųjų. Taip, kad susitelkti, toliau tęsti pradėtus darbus, kurį laiką pakentėti ir rezultatas iš tikrųjų yra geras. Rezultatas po to jau rodo ir gerovę, ir pajamas, ir vėlgi tą atsigavimą. Taip, kad tas laikotarpis tikrai nebus lengvas, bus, kaip aš ir sakiau, kritimas žemyn, apribojimai, trukdžiai, sąstingis, pajamų sumažėjimas, apyvartų sumažėjimas, dar kažkas, taip, bet po to, ypač jeigu jūs pasistengsite ir daugiau padirbėsite su savim, atsikratysite savo kažkokių įsitikinimų, įveiksite savo baimės, stengsite komunikuoti su kitais, rezultatas bus tikrai pozityvus ir atneš jums gerovę. Tai toks yra
karjeros dėstymas 3 mėnesių laikotarpyje. Tikiuosi, jums buvo įdomu ir sužinojote kažkokių naujų dalykų, kas liečia jūsų karjerą. Taip peržiūrėjom jūsų karjeros pokyčius. Tikiuosi, jums buvo įdomu ir naudinga ir matėte, kiek daug taro kortos gali mums atskleisti. Kiek mes visokių dalykų, kurie iki šiol buvo galbūt nežinomi arba netkreipiam dėmesio, galime sužinoti su taro kortų pagalba. Tai jeigu jums patiko, jeigu jums buvo įdomu, labai džiaugiuosi, prenumeruokite mūsų YouTube kanalą ir pamatysite dar daug kitų dėstymų. O tiems, kurie nori gilinti savo žinias ir patys išmokti burti su taro kortomis, jas teisingai skaityti ir interpretuoti, kviečiu į nuotolinius taro kursus. Ten mes mokomės nuo pradžios, tai yra tinka ir pradedantiesiems, kaip pažinti kortas, kokios jų reikšmės. Taip pat yra skirtingi moduliai, tinka ir pažengusiems, ir tiems, kas jau įvaldę taro kortų meną, yra net taro magijos kursai. Tai tokie kursai, kurių pagalba mes galime keisti ateities tendencijas. Pavyzdžiui, mes išdėstėme dėstymą ir matom, kad nesėkmingai ten vystysis ar santykiai, ar karjera, ar kiti reikalai. Ir su taro magijos pagalba, aišku, žinant tuos dalykus, kaip ir ką daryti, galima keisti, užprogramuoti kitas ateities tendencijas, o ne tas, kurios mums nepatinka, kurios pagal šią situaciją ir vystytųsi toliau. Taigi, jeigu jums įdomu, kosmoenergetika.lt jūs rasite ir taro kursus. Tad iki kitų susitikimų.